ateina suvokimas, ateina kažkoks suvokimas, tada protas tą suvokimą kažkaip interpretuoja ir įtalpina į žodžius. Ir kažkuriuo momentu protas gali prisiminti tą suvokimą, tą kažkokią nuorodą, žodiškai, bet tai ne visada veiks. Kodėl? Kodėl tai ne visada veiks? Nes protas bando. Jo, protas bando. O čia yra kliuvinys. Nes tarkim, tas kažkoks suvokimas, ta nuoroda į patį gylį, jinai neveiks, nes protas bando eiti į gylį. Pats gylis yra už protą, prieš protą. Todėl tai gali ne visada suveikti. Bet vis tiek gali ir suveikti. Bet vėlgi tai priklauso, kiek protas yra sureikšminęs tai arba nesureikšminęs to. Nes ta pati nuoroda gali neveikti kiekvienu momentu.